Bundantis pavasaris atgaivino sėklų prekybą. Prekybininkai pastebi, kad žmonės vėl domina sodininkystė. Esą auginti daržovės lietuvius privertė ne tik sunkmetis, bet ir noras gyventi sveikiau. O tų ankstyvų kiek? Nu, duokit du gyvus. O šitie vidutiniai. Ir dabar dar duosite jau tų tokių žiemai. Bet noriu, kad būt mažutis su bokiga, su bukais galais. Klaipėdietė Aldona sako, kad šiemet pavasaris turėtų būti ankstyvas, todėl pirkti sėklas pats metas. Moteris sode daržovės augina ne tik savo ir šeimai. Kas lieka, sodininkė veža į turgų parduoti. Matot, kad perkam. Jau reikia laikas. Bus ankstyvas pavasaris. Sakot, bus ankstyvas? Taip. Vakar labai graži diena buvo. Tai vat ir bus gražus pavasaris. Kokias sėklas pirksit? Daug visokių. Svogūnų daug vadinu, morkų daug. Nu visako daug vadinam. Reikia ir į turgelį dar nuvežiam parduoti. Sėklų ir sodų reikmenų parduotuvės pardavėjos sako, kad šiuo metu pats karštymetis. Žiemą prekyba apmiršta, tačiau dabar apyvarta padidėjo beveik 50%. Turiu sodą, bet tik tai dėl savęs viską. Visko dėl savęs. Viskas ėjo, viskas sodinu dėl savęs. Tai jau geriau iš tiesų savo valgyti negu iš parduotuvės. Taip, ne. Nu žinoma, žinau, kaip aš užauginu, kiek aš trąšų dedu, kiek ten dedu, kaip sodinu, ką darau. Aišku, kai ko reikia iš parduotuvės. Pardavėjos pastebi, kad pastaraisiais metais sėklų prekyba intensyvėja. Užsiauginti daržovių veržiasi ne tik vyresni žmonės, bet ir jaunimas. Ir jaunimas labiau prieskoninės visokias namie, kad ir neturi sodo, vis tiek jie sėja, vazonėliuose sėja, kad tik tai ekologiškiau. Užklupus sunkmečiui vis daugiau žmonių prisimena sodininkystę. Užsiauginti savo daržovių ir vaisių lietuviai linkę, nes nori gyventi sveikiau. Pastebima, kad žmonės kruopščiau renkasi trąšas arba jų visai atsisako. Nuo noro sodininkauti neatbaido ir padidėjusios sėklų kainos. Teigiama, kad lietuviškos sėklos pabrango 10%, o užsienietiškos dar daugiau.